Aš esu Eligija, esu mama, pirmiausiai. Esu mama jau 5 metus tuoj. Ir būnant mama, labai norėjau kažkuo užsiimti, nieštėjo pirštai, kaip aš sakau. Ir ta motinystė iš pat pradžių nebuvo tokia lengva ir pradžių nebūčiau galėjus, kaip pasakyti, kažkokią veiklą užsiimti, bet po to, visą gyvenimą ieškojau šiaip kažkokios kūrybos ir auginant pirmą vaiką gimė mano, nežinau kaip čia pasakyti, dar vienas vaikas, Munelė, tai yra karuselės kūdikiams, patiems mažiausiams. Tai kai laukiausi savo dukrytės antragimės, užmačiau vieną karuselę labai gražią vyčių ir pagalvojau, kad noriu pasiūti. Tai tada atrodė kosmosas, kaip ten viską reikia padaryti, kokias tas medžiagas pirkti, kaip ką, ir buvo visai sudėtinga. Bet pasiuvau ir man labai patiko ir draugai pamatė, tada vieni paprašė, kiti paprašė. Galiausiai sukūriau Facebook puslapį ir kažkaip negalvojau, kad bus taip populiaru. Ir jau dabar 3 metai, kai siūnu šitas karuselės, būdama namie ir augindama vaikus. Pamačiau, kad kiti, kas daro kažką panašaus, labai pasimeta. Tuose, daug visokių dalykų daro. Išsibarsto visame tame, tai aš nusprendžiau pasilikti tik prie karuselių. Tai vasara dažniausiai tai yra toks mano kūrybinis metas, tada aš darau šiek tiek kažką kitą, kokį vieną kitą žaisliuką ar kažką. Nes šiaip žmonės prašo labai daug, labai nori visokių kalėdinių žaisliukų, kažkokių kitų ten dalykų. Bet aš sakau, pagrindinis mano yra karuselės. Ypač metų bėgyje būna nemažai užsakymų ir stengiuosi neišsibarstyti. Nes dirbau visai kitoj srity, nors visai buvo ta kūryba kažkur šalia. Bet tikrai tai nebūtų gimę iš to. Ir sakau, pirmiausia, tai gimė iš tokio vidinio galbūt sunkumo. Kaip aš sakau, tai mano buvo tam tikri antidepresantai, nes pirmagimis buvo tikrai ganėtinai sunkus vaikas. Ir man tai labai padėjo kažkaip išreikšti save. Ir aš tikrai negalvojau, kad viskas taip išsiritulios, kad žmonėms patiks, kad bus tas puslapis, kad tai bus toks mažiukas kaip versliukas. Nors dabar nelabai vadinu tai, bet labai džiaugiuosi dabar šitą veiklą, nes kol kas planuoju paauginus vaikus tuo užsiimti rimčiau daugiau.